Tai va, mielas Surski, Aušrinės paviljoninės programa, seksas iki 80 metų, duoda savų vaisių. Atsiprašau labai, jūs vėl pradėjot lankytis pas kaimynką močiutę? Jokiais būdais, niekur aš nesilankau. Save tituluojantis Lietuvos mafijos tėvų Vydas Antonovas su jauna savo žmona... Mafijos mama? Su jauna savo žmona laukiasi atžalos ir bus vyriausias Europoje tėvas. Tai kiek tam mafijos tėvui metų? 7-5, a kai sulauks vaiko bus 7-6. Europos rekordas? Jo, kai pagalvoji, per kokį galą pasieksim Europos rekordą. A tas jūsų minėtas mafiozas kartais Viagra su ikrais šaukštais neryja? Neryja. Vyras jau su jauna žmona turi 5 vaikus ir gyvena iš pensijos ir pašalpų. Tai kokie ikrai. Bet jis užsiema ar tai kokia ten joga, ar tai kokia ten ajurveda. Ir prašau, iš viso turi 11 vaikų. Tokiam amžiui joga ir ajurveda nepadeda. Tokiam amžiui reikia gyvatės kerėtojo. Su dudelą groja, anas pakyla ir linguoja. Oi, prajuokinat. Bet žinot, Antonovas visus šitos gabalus su gitara atlieka. Pavaro, tu žinot, zonos blatniagos. Nu, kai sako, ta gyvatė ir atsistoja akistatoje. Kiek sakėt, 11 vaikų turi mafijos tėvas? Jo. O mafijos tėtė žino, kad prezervatyvai jau senokai išrasti yra? Jis yra mafijos tėvas. Ir jam vpadlu yra naudoti tos prezervatyvus. Bendroje, kam tie prezervatyvai, kai yra pašalpa? Nu. Jo.